Sveiki atvykę į Vilniaus universiteto verslo mokyklos tinklalaidę Alter Ego. Aš esu Sandra Gabrielė Vileita ir šiandieną kviečiu Jūs susipažinti su verslo mokyklos alumnu Linu Marcišausku. Dar kitaip žinomu, Linas dirba darbus. Labas, Linai. Labas. Labai džiaugiuosi tave čia matydama. Ačiū. Malonu čia būti. Dėkui, kad pakvietėt sudalyvauti. Smagu grįžti į Alma Mater. Mums taip pat smagu, kad esi ir dalyvauji ir galėsi pasidalinti savo istoriją. Tai, kaip žinai, Alter Ego tinklalaidė yra būtent apie žmogų, apie jo antreprenerišką kelionę. Tai pradėsime gilintis nuo pat vaikystės gelmių. Tai, Linai, prisipažink, prašau, koks vaikas buvai vaikystėje? Aš manau, kad buvau visai toks biški gykas, kūrybingas ir tai atsiliepdavo, man atrodo, ten kasdienoje, kaip pamokų veikloje ir papamokiniai veikloje, sakykime. Gal galėtum padetalizuoti? Tai kažkaip gal neprisimenu taip jau ten pradinės mokyklos labai, arba nemanau, kad tai yra labai tiek aktualu, bet sakykime, nes čia gal svarbus faktas yra, kad aš ne ką tik baigiau univerą, man 5 metai, tai jau daug vandens nutekėjo nuo to ir jau, žinai, ten keli skirtingi žmonės iki to buvo. Tai tas žmogus, kuris aš buvau mokykloj, buvo gan jautrus ir kūrybiškas ir man patikdavo dalyvauti ten visokiose vaidinimuose ir panašiuose dalykuose, nors niekada neėjau į tą pusę, kad lankyčiau dramos būrelį, pavyzdžiui, ar kažkas tai tokio. Taip, bet čia mokykloj, o tokioj gilesniai vaikystėje ar atsimeni save? Ką mėgdavai veikti tiesiog, nežinau, lauke su draugais? Labai mėgdavau būti lauke su draugais, dviračiais, lakstyti, po medžius karstytis, ieškoti butelių apleistose sklypose, juos pridavinėti, tada eiti į parduotuvę ir pirkti kokakolinės juosteles, valgyti obuolius žalius, bėgioti per gatvę prieš troleibusus, važinėti dviračių upei ir daryti visokias nesąmonės ir visiškai ten. Vaikystė, man atrodo, apie tai ir yra vaikystė, kur gal mano laikais tiesiog laisviau paleisdavo tėvai į lauką ir jeigu jau kurį laiką negrįžti, tada sunerimsta, bet vis tiek nėra būdo susisiekti ar ten kažką tai. Buvo tikrai atvejų, kur jau mama jaudindavosi, nes visą dieną kažkur vaikas pradingęs ir nėra to checkpointo, žinai, kur tu grįždavai pietukų ir tada vėl išbėgi į kiemą. Jo, tai va tokį prisimenu. Tai buvo gyvenimas Žvėryne ir po to persikraustėm, sakyčiau, šalia Vilniaus, į Oškinius. Tai ten labai pasikeitė gyvenimas staiga 5 klasiai. Nes mokyklai likau toj pačioj, Žvėryne, tai reikėdavo labai daug važinėti ir daug laiko ir buvo toks kažkoks tai limbo labai daug laiko, kur reikėdavo laukti autobuso kokio nors ar ten dar kažko. Taip. Bet, žodžiu, kalbant apie tą vaikystę, tai tikrai turėjai tą tokią laisvą vaikystę, turėjai kur pasireikšti, išsireikšti ir buvai tas toks laisvas vaikas. Sakyčiau taip, aišku, auklėjimas buvo gan griežtas, labai buvo vertinami pažymiai ir ten kodėl 9, o ne 10. Toks vaibelis ir jisai man niekada nepatiko ir kuo, žinai, toliau tolau nuo tos vaikystės, supratau, kad čia toks nesveikas buvo kažkoksai tai užsikoncentravimas į tą 90 pažymį ir, žinai, kiti man nerodiklis, ten toksai, tas griežtumas buvo, bet kas būdavo labiau jau ten su kiemu ir taip toliau, tai varyk kur nori, ten kažką tai, žinai, kažkas tai tokio. Tai jeigu čia kalbam apie tą pradinę mokyklą, tai galbūt tie pažymiai, žinai, atėjo vėliau. Ten jau tas mokslas svarbiausia buvo idėja. Ir pagal mokslą mane mėgdavo reguliuoti. Tai reiškia, žinai, kad negauni tokio pažymio, reiškia, nebelankai ten kokios ten, ką aš ten, breiką ar karate lankiau. Tai labai būdavo skaudu, kai nutraukdavo. Taip. O kuo tu šiaip svajojai tapti, kai buvai mažas? Aš prisimenu, turiu tokį diplomiuką iš 4 klasės, ten pabaigus pradinę mokyklą irgi gavom diplomus. Ir ten buvo parašyta, kad kuo svajoju būti užaugęs, buvo parašyta burtininkas. Bet tai... Gal išsipildė? Galimai kažkur tai gali būti, nes, idėja buvo ne ta, kad aš noriu būti magas ir ten traukti. Aš norėjau tiesiog, kad galėčiau magiškai padaryti dalykus ir jie atsirastų ir įvyktų ir iš nieko padaryti kažką.
Tai iš dalies kažkur tai galima galvoti, kad aš tą linkme ir nuėjau, nes pavyzdžiui, padaryti video, tai mes ateinam kartais į tuščią kambarį, sustatom viską ir iš tuščio kambario patampa kažkuo. Tai kažkaip tai gal ir galima būtų susijęti. Manyčiau, jo. Bet jeigu dabar taip suktumėm, vis tiek praėjom ir pro tą tokią gilesnę vaikystę, ne, ir mokyklos laikus, bet kuriam taške jau pats supratai, ką iš tikrųjų norėtum veikti gyvenime, ne kas atrodė tuo metu jau artimiausias toks tikslas? Nežinau, kaip čia reikėtų pradėti tą, žinai, kur tą auksinį kryžių kalt, kad čia buvo pradžia. Bet aš manau, kad viskas atėjo iš to, kad negyvenom mes turtingai ir kompo aš naujo neturėjau. Ir dėl to aš negalėjau žaisti naujausių žaidimų, tai dėl to žaisdavau arba senus kažkokius tai, arba tada prisimenu iš Hacker žurnalo turėjau ten Macromedia Flash demo, Photoshopo demo. Ir aš pradėjau su tom programom ten kažką tai veikti ir bandyti suprasti, kas čia vyksta, kas čia su ko valgoma. Aš su Photoshopu dariau puslapius kažkokiu būdu, pada tos JPEGus karpydavau ir bandydavau ten suuploadinti, kad maždaug toksai veiktų puslapis. Ir prisimenu, mano klasiokė, sužinojusi tai, pasakė, kad jos tėtis turi reklamos agentūrą, kur ieško rankų, kurios padėtų karpyti daiktus iš nuotraukų. Photoshop. Ir čia koks amžius tavo buvo? 17, 16, 17, 18, tai čia 11, 12 klasė, kažkas tai tokio. Tai ir tada, nuėjus tenais, mane supažindino daugiau su profesionalia skaitmeninė fotografija, jos tik buvo pereinamasis laikotarpis iš to profesionaliai juostą fotkiną, ten, sakykime, meniukus, čili picai kokiai, į skaitmeną. Ir aš tada supratau, kad tikriausiai čia kažkaip tai galiu apjungti savo moksliuko, tokį gyko supratimą apie kompiuterius, apie visą ką ir kūrybiškumą. Tai reiškia, kad šitame abiejose sueina, tu naudodamasis kompiuteriu, nes, galvojau, kad nemoku piešti, nemoku ten dainuoti, kažką, tai kaip išreikšti save. Tai pasirodė, kad tas būdas visai yra artimas tam ir taip aš galiu išreikšti save ir prasidėjo realiai. Čia vėl tikriausiai grįžtam ir prie to burtininko reikalo, kur sakėjai vaikystėj. Tai gaunasi, kad iš esmės per tą vizualiką tu ir, galima sakyti, tuos burtus ir traukė, ne? Žinai, aš kažkaip anksčiau net nepagalvojau apie šitą, bet dabar tu padėjai man šiek tiek sujungti šitos dalykus. Tai, žinai, ko nori ir nutinka kartais labai keiščiausiais būdais. Minčių manifestas. Manifestuokim. Taip. O dabartį, ką veiki šiame gyvenimo etape, profesijoje? Pagrinde tai filmuoju save. Geras. Jo, wow. Kaip pasakau, kartais gali šokti į tipo OnlyFans čia ar ne. Ne, tai čia yra, dirbu su kompanijom ir dažniausiai atsiduriu pats prieš kamerą, tai kadangi jau nebespėjau būti ir prieš kamerą ir už, tai dirbu su komanda tam, kad nufilmuotumėm įvairius video. Tai gali būti ir tech reviewsai, ir laidos, ir ten panašus dalykai. Tai su video productionu realiai užsiemu, tiesiog pats esu dažniausiai prieš kamerą. Tai šiai akimirkai čia yra kažkokia tavo pačio sukurta veikla, ar tai yra labiau samdomas darbas? Pačio sukurta veikla. Viskas, ką veikiau, tikriausiai nuo tų 18 link to ir vedė, nes realiai aš bandžiau skaičiuoti, tai įsivaizduoju, kad to samdomo darbo per tuos metus po mokyklos turėjau iki metų. Kažkas tai tokio ir tai jie buvo sukarpyti per skirtingus periodus. Ir kokie tai buvo darbai? Tai buvo darbai agentūroje, tai buvo darbai biotechnologijų kompanijoje, bet ten susijęs su HR-u, sakykime, ir su žmonių laimė ir panašiai. Tai buvo padavėjo darbas ir tada dar neskaitom tų darbų, kuriuos dirbau su Linas dirba darbus, kur ten pats įeidavau į darbus ir prie šito dar prieisim. Gerai, galėsim sugrįžti. Bet jo, daugiau kažkaip tai dabar nešauna į galvą, bet ir net padavėjo darbas būdavo, kadangi buvau išvažiavęs į Londoną studijuoti. Dirbau per agentūrą, tai reiškia, kad tu pats pasirenki datas, kada dirbsi ir tada ten renkiesi iš sąrašo, kur dirbsi. Ten gali padirbti, nežinau,
karalienės lordų rūmuose, Buckingham Palace, tada savoj viešbutyje, tada kažkur tai, nežinai, kažkur turi važiuoti už Londono, pasirodo indiškos vestuvės vyksta ar dar kažkas tokio, tai toks freelancinantis padavėjas buvau. Tai net irgi negaliu sakyti, kad čia buvo nuolatinis darbas. Tai realiai iš tų tokių patirčių ir prie fakto, kad nori kurti kažką savo, ir vykdyti savo kažkokią veiklą. Ne, žinok, nebuvo tokio momento, kad, man atrodo, kad mes visą laiką bandom daug skirtingų dalykų, bet kamienas, ta pagrindinė styga, kas man patinka ir prie ko aš grįžtu, arba kas kažkada buvo hobis, tuomet patapo tai, kas atnešė pinigus, po to vėl galbūt, kai perėjau prie video, tai labiau buvo hobis ir po to tai atneša pinigus, bet ta kūrybinė tokia gyja susijusi su vizualiniais menais, būtent fotografija ir video, jinai per visą tą laiką ir ėjo. Tai tu visą laiką prie jos, aš visą laiką prie jos grįžtu kažkaip, tai bet galbūt tai, kad aš tai veikiu ir darau, sakyčiau, atėjo prieš kokius 4-5 gal metus. Bet gal ir prieš 10, bet gal ir prieš 15. Tai man atrodo, tasai nutolimas ir grįžimas yra visiškai normalu. Tarpas toksai vis tiek, sakyčiau, didelis 5, 10, 15, gal taip, ne? Gal prieš 15 metų jau pradėjo kažkas galvoje suktis ir realiai įgyvendinai. Čia man atrodo, kad sakyčiau, prieš 15, sakykim, buvo tasai, kad aš galiu iš to uždirbti. Sakykim, prieš kokius 10 buvo, kai aš perėjau iš video, vėl grįžau į fotografiją ir tapau kelionių fotografu ir dirbau gal 4 metus tą darbą. Ir tada vėl grįžus ten per pandemiją ir taip toliau Linas dirba darbus ir tas, kūrybiškumo ekonomija, nežinau kaip creative economy sakyti lietuviškai, tai aš esu kūrybininkas, kuris, žinai, iš to susikūręs auditoriją ir dirbdamas kažkuria, tai, sakykim, šitoje sferoje, bet per save aš uždirbu pinigus. O kaip sekėsi kurti auditoriją? Vis tiek pradėjau nuo YouTube kanalo, jeigu neklystu? Pradėjau truputį anksčiau. Kai tik atsirado Instagramą, ten gal metai praėjus, įkėliau ten nuo Palangės kaktuso nuotrauką ir ten buvo su tais Instagramos filtriukais, visais ten vinietėm šonuose, toks žalsvai kažkoks tai dalykas. Instagramą buvo tiesiog wow, kaip faina, žiūrėkit, ką praėjau ir jinai buvo labai nerimtas užsiėmimas. Ir tada galbūt labiau tai pasistumėjo, kai pradėjau kelionių fotografiją užsiminėti, nes iš to ateidavo labai daug, tūkstančiai nuotraukų, kurias mes darydavom kasdieną ir iš to aš tuos perlus kažkokius tai pradėjau dėti į Instagramą ir dalintis tuo. Tai šiaip realiai visa ta kelionė gal prasidėjo labiau nuo Instagram. Jo. Bet tada perėjau ir į YouTube platformą. Taip, ir tada iš pradžių užsiėmiau ne savo YouTube kūrimu, tai buvo būtent su ta kompanija, su kuria dirbau, With Locals, tai čia Olandų startupas ir mes pradėjom nuo fotografijų, būtent tam, kad atvaizduoti, kokius experiences žmonės keliaudami gali gauti per mūsų platformą. Sakykim, ten atkeliauji į Barceloną ir užeini į puslapį ir ten yra experience arba, žinai, highlights of Barcelona, bet ir koks nors cooking with Marla. Ir ten, tai aš pabūnu ir pasivaikštau ekskursijoje, bet tada nuvarom ir pas Marlą į namus, jinai pasikviečia į svečius savo draugų, jie valgo, kepa, bendrauja, aš fotografuoju, tą sudedam į puslapį. Ir tada pagalvojom, kad būtų smagu, kad kai žmonės renkasi savo gidą, galėtų jo video pamatyti. Pradėjom jiem kurti video. Tada pagalvojom, turim tiek daug medžiagos, turim tiek daug informacijos iš tų žmonių, gal jie gali pradėti dalinti tipsus kažkokius, tai ir sukūrėm With Locals YouTube kanalą, kur darėm top 10 things to do in Barcelona, Bangkok, Chiang Mai, po Pietryčių Aziją ir Europą. Ir tada jau aš išėjau iš to darbo ir metus, aš įsivaizduoju, kažkur tai ieškojau, galvojau, ką čia veikti. Ir sugalvojau tą Linas dirba darbus projektą. Ir aš jį sugalvojau šiaip labiau, kad iš to, kad baigėsi pinigai ir reikėjo kažką daryti ir lengviausias būdas buvo, tuo metu čia buvo dar iki pandemijos, man atrodo, ir atrodė, kad aš noriu atsitraukti nuo fotografijos, video, tai būsiu Volto išvežiotojas maisto.
Tada galvoju, bet o jeigu čia įdomu, kuris geresnis čia Boltas ar Voltas, gal reikia palyginti, gal reikia video kažkokį tai padaryti. Nu ir padariau tą video ir taip ir prasidėjo Linas dirba darbus. Taip ir priėjom prie šito projekto tavo. Tai gal galėtum detaliau papasakoti, ne? Kodėl tas Linas dirbo darbus gimė. Ta prasme, supratau, kad reikėjo pinigų, tada nutarė, ne, kad reikia čia kažkaip užsidirbti, pagalvoju, štai prašau, yra COVID-as, ne? Čia dar buvo iki COVID, gal pusę metų kažkas tai tokio, gal netgi metai, man atrodo, jo, iki pandemijos. Okay. Ir kodėl toks projektas? Kodėl tai nebuvo, ne, sakykime, kodėl tai gimė ir virto į projektą, o ne tiesiog, ne, vat, žinai, kaip žmonės būna. Ai, tai dabar čia uždirbsiu papildomai pinigų, padirbsiu, tarkim, ten Volto ar Bolto, ne, ir važiuojam toliau. O tu nutarei tai viešinti ir, kiek žinau, toliau keliavai per skirtingas profesijas. Tai kaip nutarei tokio projekto imtis ir įgyvendinti? Man atrodo, kad kūrybiški žmonės nelabai gali sulaikyti tą kūrybiškumą ir norą dalintis kažkuo tai savyje taip lengvai ir žinai, vat, galiausiai tu vis tiek pradeda neštėti čia kažką tai vat, norisi padaryti. Taip. Tai, žinai, iš pradžių tai reikėjo paimti GoPro su savimi ir dalintis tai į kamerą. Po to reikėjo tai sumontuoti ir paversti įdomių video, kad galima būtų, sakykime, tą vat, kelionę tame darbe parodyti kitiem suprantamą formą, nes tu nusifilmuoji vis tiek labai daug medžiagos dažniausiai ir tada čia man sunkiausias yra dalis, tai yra galiausiai sėsti ir montuoti. Aš žinau, gal kitiem irgi gali pritarti. Vieniem patinka, kitiem nepatinka. Ir tada įdėjau YouTube'ą ir, iš dalies dėl to, kad jau turėjau Instagramos auditoriją, tai jie visai priėmė tą video ir kadangi jie priėmė, YouTube algoritmas irgi užsikūrė ir pasakė daugiau žmonių apie tai. Ir žmonės sakė labai įdomu, dar padaryk ką nors. Ir tada galvoju, tai gal tikrai galima kažką tai padaryti. Nes man atrodo, net kanalas nesivadino Linas dirba darbus, ar net nebuvo tokios idėjos. Taip. Ir tada pradėjau galvoti, tai ką čia dar galima būtų padaryti. Ir tada sekė, man atrodo, kadangi turėjau pažįstamų, kurie turėjo kepyklą, čia buvo druska miltai vanduo, tai dirbau pas juos, cinnamoninės bandelės kepiam, ten 4 ryto jau keltis reikia. Vau, sunku buvo. Ir dar buvo žiemos, ten kažkur, tai čia baiginėjęs kažkas link pavasario, man atrodo. Tada buvo šiukšlių išvežiojimas, tiksliau surinkimas šiukšlių, tai vat šiukšlių darbas. Ir taip sekė vienas po kito darbai. Su archeologais dirbau. Ir galiausiai tada jau nebereikėjo vien tik ieškoti darbų, bet ir pradėjo kreiptis kompanijos. Sakykime, ar nori pas mus padirbti, gal norėtum pasibandyti. Ir buvo labai geras momentumas, bet iš dalies COVID'as labai daug apkarpė galimybių, nes tu negalėjai šiaip random žmogus ateiti į darbovietę. Tengi visi tikrindavosi, ten kitas pasaulis visai buvo. O kokia šio projekto auditorija yra? Pagal skaičius, tai šio projekto auditorija yra, sakyčiau, nuo žmonių, kurie jau galvoja apie profesiją, tai 16 ir iki kokių 40. Tai čia didžioji dalis. Ir jinai šiek tiek skiriasi tarp YouTube'o ir Instagramos, bet aš stengiausi dalintis tiek tuo procesu, kol viskas vyko gyvai. Tai yra darbe dalinuosi stories ir po to jau, kai jau grįžtam prie video, tai jau dalinuosi tada YouTube'ą ir Instagramą tuo ilguoju video. Jo. Okay. Ir šiaip nežinau, ar teko tau gauti gal kažkokių laiškų ar žinučių, kad pagelbėjai gal kažkam kažkokią tais kelionę atras savo gyvenime profesinę. Ar galbūt paskatinai, padrasinai ką nors. Šiaip juokinga, kad aš net nežinau, kaip čia taip nutiko, bet prieš 3 mėnesius tiesiog gavau random skambutį, kur kažkoks čiuvakas klausė, tai kaip čia Volte įsidarbinti. Ir aš nesupratau, kokiu būdu jis nuėjo nuo mano YouTube video įkelto dabar jau prieš 4 metus gal, iki mano telefono numerio ir iki to, kad klausė, kiek ten gauni pinigų, kaip čia pradėti ir taip toliau. Bet prisimenu, dar gavau laišką žinutę apie tai, kad mano vaikui žiauriai patinka tavo YouTube video apie šiukšliavežius, jis žiūri, vis nori pažiūrėti kasdieną, labai laukia antro. Ir tai buvo, nes, vaikam labai patinka didelės mašinos. Taip.
triukšmingos ir visą ką, tai buvo labai įdomu, kaip ten viskas vyksta. Tai tada ir iš mokyklų susilaukiau kvietimų kalbėti ir pasakoti apie profesiją. Ir toks de facto tapau tarsi, vat, nu, kas susijęs su darbo ar profesija, kažkokiu tai ambasadorium šiek tiek. Mhm. Tavo pagrindinis pragyvenimo šaltinis dabar realiai susidaro iš kontento kūrimo įmonėms, nes jau turi užsakovą, ne? Tai ar tai yra pagrindinis tavo pragyvenimo šaltinis dabar? Taip, tai yra pagrindinis mano pragyvenimo šaltinis iš tikrųjų. Ir čia taip dėliojasi, tai kontentas yra, sakykime, 70% ir tada dar yra mokymai apie 30%, tiek online, tiek gyvi. Ir ten yra ir, produktų fotografavimas telefonu, filmavimas telefonu, geresnių nuotraukų darimas telefonu, AI mokymai, Instagramos, viskas, kame aš verdu, tai dar išeina ir pasidalinti arba su atskiriais žmonėmis, arba įmonės irgi kviečia atvykti, papasakoti, pasidalinti ir panašiai. Supratau. Ir kokia dabar yra tavo komanda šiai akimirkai, kiek žmonių sudaro? Komanda visgi susidaro ir labai pagal projektą. Tai, sakyčiau, kertiniai yra be manęs dar 3 žmonės. Tai pagrindas tai yra productionas, tai kas atlieka ir daro filmavimus, ten būna 1-2 žmonės. Tada editinimas žmogus, dažniausiai vienas, Martynas dirba. Ir tada dar pasidalina, kartais dar vienas atsiranda, jeigu labai jau overlapina projektai. Kartais pats tiesiog grįžtu, išbėgu į aikštelę ir grįžtu montuoti ir tada labai gailiuosi, nes šiaip yra vienas iš tų dalykų, kad kai save filmuoji, tu tampi labai, savikritiškas ir labai pastebi visus dalykus, kuriuos atleistum daug lengviau kitiem ir tada su tuo tokiu bagažu ateiti prie video, kur tu galvoji, aš galėjau padaryti geriau, yra pakankamai sunku. Ir iš to tokio nemalonaus jausmo prasideda prokrastinacija ir toks atidėliojimas. Tai ten, nuvarysiu į podcastą, tada jau sėsiu montuoti, būtinai, tada, čia gal dar nuvarysiu pasimti ten tą ir taip atidėlioju. Tai visą laiką gailiuosi, kai pats apsiemu montuoti. Ir tada dar bendri yra reikalai, kur padeda su klientais, su užsakymais, su tiesiog viso to timeline'o sudėliojimais. Bet čia yra vis tiek labiau kaip freelancinimas tiem žmonėms, ar tai yra? Čia yra kaip freelancinimas ir aš galvoju apie, kalbam apie entrepreneurystę, bet galbūt čia reikėtų labiau kalbėti, apie tą kūrėją ir kontento kūrimą, kuris yra dalinai susijęs su auditorija, bet iš dalies dabar, kurį darom turinį, jis labiau susijęs su įmonių auditorijom. Tai reiškia, kad jos tiek pas save keliasi tą turinį ir reklamuoja. Tai mano auditorija, nėra tiek ekspauzinama, sakykime, tamgi mokamam turiniui. Ir aš vis dar turiu savo kanalą, kuris yra kažkiek atskiras. Čia galbūt galima išdėlioti 3 dalykus. Tai yra šiaip verslininkai, entrepreneurystė ir tas kūrybiškas su auditorija darbas, iš kurio tu dar gauni pinigus. Nežinau, kaip lietuviškai teisingai įvardinti, creator economy. Nieko, mes visi ir angliškai suprantam, manau, laidos žiūrovai taip pat. Tai čia, sakykime, verslas yra apie proceso optimizavimą ir, žmonių samdymą ir taip toliau. Entrepreneurystė yra apie iššūkius, netikėtus naujus būdus daryti kažką ir taip toliau, o kūrybiškumas yra vis tiek dažniausiai ant to vieno žmogaus pastatytas. Ir, kaip sakai, freelancerių komanda dirba kartu. Tai aš galvoju, kad jeigu tai būtų, visiškai pasamdyti žmonės, šiuo metu ta įmonė tikriausiai bankrutuotų. O jeigu reikėtų dar plėsti, žiūrėti, kaip čia daryti verslą, tai tas kertinė idėja apie tą kūrybiškumą, jinai irgi pranyktų. Tai čia toksai biški yra užburtas ratas, kad tu atrodo, aš norėčiau čia dar daugiau žmonių pasamdyti ir taip toliau, bet galiausiai, kai verslas yra atėjęs iš freelancinimo, tu turi daug overheado tada, pradedi nuomotis vietą, žmonės turi kažkur tai dirbti, tu pradedi dar daugiau dirbti ir galiausiai outcome'as, visas tasai, ką tu gauni ir kas tau lieka, sakykime, man atrodo, lieka labai panašus, o kartais net mažesnis, tada turi daugiau dirbti ir esu ne vieną kartą girdėjęs, kaip kūrėjai
pradėję samdyti žmonės, po to vėl skeilina žemyn ir patys grįžta arba prie filmavimo, arba prie montavimo, nes vienas dalykas, kad, tiesiog tu per daug atitolini save nuo to, ką tu nori daryti, tai yra kurti, dalintis, išbandyti darbus, įmesti save į kažkokias tai nepatogias situacijas, filmuoti, dalintis ir taip toliau, o ne dylinti su užsakymais ten kažkuo tai galvoti apie integracijas ir panašius dalykus. Tai tas ratas toksai yra, kur gali pats į spąstus pakliūti, man atrodo. Ir dar prieš tai realiai pradžioje atsakymo minėjai apie savikritiką. Tai noriu tavęs paklausti, ar šiaip savikritiškas esi? Ar yra sunku su to kovoti? Perfekcionizmas ir savikritika, čia yra tokie didieji priešai, nes dažniausiai tai, ką tu pats matai ir ypač save filmuodamas ar kur pats esu prieš kamerą, pamatai daug giliau negu bet kas kitas pamatytų. Ir tai, ką po to praleidi ten dienas prokrastinuodamas, atitolindamas tą montažą arba ten perdėliodamas ten detalės tokias, kur nepamatys niekas kitas, tik tu. Kartais tai sudegina labai daug laiko ir bereikalingo vietoj to, kad tu galėtum kitą video daryti, kuris būtų geresnis, sakykime. Ir tai šita kova yra stipri, galinga ir aš manau, kad kiekvienam tikriausiai tenka su tuo susidurti, skirtingų lygmenių ir po to supranti, kad kartais reikia mokėti paleisti tą. Ir yra sunku gal paleisti, kai sakykime, nežinau, tas kritikos projektas priklauso kažkam perdodinu ir čia 7 žmonės pamatė ir labai skiriasi, kai 70 000 žmonių pamato. Tai tas paleidimas labai skirtingai jaučiasi. Tai, man atrodo, čia buvo išmokimo dalykas procese mano kūrybinėme. Tai ar šią akimirką jauti, kad jau savikritika ir perfekcionizmą esi šiek tiek kažkur palikęs šone? Jisai yra šalia, ta baimė yra šalia, bet jis nėra nulinis. Ir iš dalies tai skatina geresnį projektą, geresnį video, kažkokį tai padarymą, outcome, žinai, bet kartu tas darbas ir yra, kad tu išklausai tą savikritiką, tą vidinį balsą, sakai, super, kažkokie keisti tavo tie argumentai, kuriuos tu man sakai, tikriausiai dėl to, kad tu esi mano galvoje ir nelabai esi susijęs su realiu pasauliu, įvyksta toks pokalbis. Ir palieki tą kritiką šalia, o dar, man atrodo, svarbu komanda, su kuria esi susidirbęs, nes jie ateina iš šalies ir pasako, nesąmonė, čia viskas gerai, leidžiam, važiuojam, viskas super. Tai yra darbas su savim ir darbas su komanda. Jeigu mes kalbėtumėm apie Liną, kuris nedirba, tai jeigu būna tokių akimirkų, tai ką mėgsti veikti, kai nedirbi? Man čia įdomus klausimas, žinai, gal ir šiaip tu kalbini žmonės, kurie yra entrepreneueriai, tai tas darbas, atrodo, nesustoja niekada, nes tu visą laiką arba galvoji apie projektą, arba galėtum filmuoti savo asmeninį projektą, kuris, galbūt nesusijęs su komercija, bet jau senai norėjai kažkokį short filmą padaryti ar dar kažką tai. Ir aš atėjau iš kameros, iš fotografijos kaip hobio, tai aš, man atrodo, nesusiradau kažkokio dar papildomo hobio. Tai kartais atsitraukti nuo darbų ir pasakyti ne yra labai prabanga, kurią mėgstu pasinaudoti. Tai kažkas tai kviečia į mokymus ar dar kažką pasidėlioja ir žiūri, kad nenorėčiau to daryti. Bet tada su tais ateina galimybės paimti kamerą į rankas ir būti joje kaip hobija. Išeiti į gatves, pafotkinti, kelionėje pasimti. Ir nebūtinai tam, kad, žinai, čia padarysiu kontentą iš to. Taip. Bet tiesiog, kad pasimėgauti to procesu. Taip. Ką parekomenduotum ir pasakytum žmogui, kuris dar tik planuoja, pradėti gal to pačio kontento kūrimo procesą, gal kažkas tai YouTube'ai nori daryti, kažkas Instagram'e ir atrodo, kad dabar yra pilna konkurencijos ir kad, tai aš čia geriau net nelysiu, bet iš tikrųjų, kokia ta tavo nuoširdį rekomendacija būtų tam žmogui? Aš pasidžiaugčiau ir iš tikrųjų tikriausiai apsidairius gali atrodyti, kad, visi nori tą daryti.
Ir visi dabar ieško kaip ir supranta, kad yra didžiulė to nauda. Mes dabar labai gyvename kontento pasaulyje, kontentuko padarom, čia žinai, kažką Instagramą pakuriam, pasifilmuojam čia kažkoje tai, bet tuo pačiu autentiško turinio nėra tiek daug. Na, jisai kažkiek tai atsikartoja, vat, ir tu turi susirasti savyje kažką tai, kas manai būtų pirmiausia įdomu tau daryti ir tada to pasekoje tikriausiai, jeigu tu jausi tam aistrą, bus įdomu ir kažkam tai kitam. Ir tada antras dalykas yra nesustoti, nes pilna tų podcastų, kurie pasibaigė po 2-3 epizodo, pilna kažkas tai įdėjo YouTube'ą, susilaukė ten, nežinau, 100 peržiūrų, gal 1000 ir daugiau niekada nebegrįžo. Tai va čia šitas yra sudėtingoji dalis, yra iš tikrųjų procesas, kuris atsikartoja. Tai reiškia, kad turi grįžti ir vėl kurti, ir vėl daryti, ir kažką tai naujo. Ir dėl to tu negali per daug užsiciklinti ties vienu video, kad jisai bus tobuliausias ir aš jį išleisiu ir jisai bus, va čia ir viskas sprogs ir tada aš darysiu. Ne, tikriausiai, kuo daugiau įdėsi pastangų ir ypač pradžioje, pirmus 9 bent jau mėnesius tokio darbo nuolatinio, niekas tikriausiai net nepastebės arba nepriims rimtai, kol jie patys neįtikės, kad žiūrėk, jisai grįžta, reiškia, jisai yra nusiteikęs rimtai, nes su ta konkurencija, apie kurią mes kalbam, tai reiškia, kad bet kur yra konkurencija, kad dėmesys žmogaus nukryps kitur. Tai ir po kurio laiko, kai tu jau vaidiniesi ten pas juos feed ar dar kažkur, jie pagalvoja, kad gal reikia pačekinti, apie ką čia yra. Tai va. Tai iš esmės svarbiausia yra pastovumas. Jo, ir aš labai irgi man yra sudėtingas šitas dalykas, tai aš kitus skatinu bent jau būti pastoviais. Ir pats bandai, ne, bet visi visko mokomės. Tai... Jo, vis dar. Ir mūsų toksai kertinis laidos klausimas yra apie būtent alter ego, apie žmogaus alter ego profesijoje. Tai koks gyvūnas tave geriausiai atspindėtų tavo profesiniam keliui? Nežinau, žinok, nesakyk. Aš gavau tavo e-mailą su šito klausimu ir aš neįsivaizduoju. Chameleonas, gal liūtas irgi, wow, nes zodiakas liūtas, žinai, ir tada galvoju, bet tai gal aš toks biški pasroviui, plaukiu, tai gal aš žuvis kažkokia, bet tada mėgstu ir prieš srovę pašokinėti. Tai... Taip. Čia bus labai geras bitas, man atrodo. Tai aš esu, mano alter ego gyvūnas yra upėtakis. Upėtakis. Prašau, tokio dar tikrai neturėjau. O tai kodėl upėtakis? Šiaip nežinau, čia gali būti, kad nelabai gaudausi, kad tie upėtakiai veikia, bet man atrodo, kad jie ir šiaip ir palei srovę moka labai plaukti ir jie gali, nežinau, gal netgi iki sūrių. Ir prieš srovę, ne? Ir sūrių vandenų nuplaukti, ir prieš srovę šokinėja per akmenis, ten atrodo, kaip taip įmanoma, bet kažkaip tai pavyksta. Tikiuosi. Upėtakis. Taip. Čia bus užduotis mūsų grafikos dizaineriai sutapatinti liną su upėtakiu. Jo, kokį gražesnį, jeigu išeina upėtakį tada. Gerai. Linai, labai smagus pokalbis. Ačiū tau dar kartelį, kad pasidalinai savo profesinę kelionę. Va, matai, visgi supratom, kad nuo burtininko visgi viskas ir tęsiasi ir prasitęsi ir dabar turim visai gerą burtininką, kontento kūrėją. Tai pasirodo. Ačiū tau labai. Ačiū. Žiauriai greitai prabėgo, net nustebau, kaip čia viskas taip greitai pralekė. Tai ačiū, kad pasikvietėt. Kaip visada kalbant, visą laiką išeina pačiam savo atsakyti į klausimus, susidėlioti galvoje, bet tikiu, kad ir nesąmonių prišnekėjau. Ne, žinok, viskas buvo labai super. Tai mūsų firminis yra apsikabinimas, tai ačiū tau dar kartelį. Ačiū.